Šviesusis Seime, tikiuosi, kad valstybės vėliava, himnas, priesaika visiems mums čia esantiems ir dirbantiems yra jautrus ir vertybiniai žodžiai, įprasminantis, rodantis, išsakantis asmens santykį su valstybe, atspindintis pagarbą jai. Dabar kasdien mūsų gyvenimo erdvėse matome Ukrainos vėliavos. Ir čia, Seime. Tai yra su ginančia savo valstybę ukrainiečių tauta solidarumo išraiška. Bet gerbėmieji kolegos, ar reikia karo, ar reikia, kad įvyktų tragedijos, genocidas, karas, valstybės menkinimas, kad vėliavos plevėsuotų mūsų gatvėse, mūsų miesteliuose ir kaimuose. Šiam kolegų pristatymui, siūlymui įstatymo, aišku, aš pritarsiu, nes tai yra žingsnis į priekį, šis įstatymas yra tobulinamas ir vėliavos, pritarsiu, kad vėliavos būtų keliamos prie, virš, ant tų pastatų, kur yra gyvenama, kur yra įstaigos. Tačiau teisiškai, ko gero, čia turėtų būti tikslesnis žodis, nes įstatyme parašyta, kad vėliavas kelti ten, kur gyvenama. Ko gero, teisiškai būtų tikslesnis žodis, kur esi registruotas, kokia tavo deklaracijos vieta. Ir mano nuomonė, šio įstatymo pristatomo minusas yra tas, kad, bandom, ieškom kelių, kaip padėti tiems žmonėms, kurie turi daug nuosavybės objektų, daug namų, daug pastatų, daug vasarviečių. Norima tarsi, kad seniūnai ar seniūnaičiai tų žmonių nebaustų, kurių yra, kurie negyvena, bet turi turtą ir ten nekelia per šventes vėliavų. Tai aš manyčiau, jeigu taip galima pasakyti, šitoks vertybinis yra minusas, ne tai svarbiausiai. Kai važiuoji per Lietuvą, ypač per šventes, pavyzdžiui, vasario 16, liūdnoka yra, kaip kaimuose matai mažai vėliavų. Vadinasi, arba tas sodyba yra tuščia, arba žmonės abejingi, arba ten yra vienas iš tų objektų, kur turi koks nors iš miesto žmogus nusipirkęs ir ten neregistruotas ir negyvena. Tai čia yra ta liūdnoji pusė. Aš manyčiau, kad šitam įstatymų projektui reikia pritarti, bet reikėtų akcentuoti svarbesnį dalyką. Nes vėliava visų pirma yra susijusi su istoriniais įvykiais. Ir apie tai mes turime kalbėti daugiau. Nes, pavyzdžiui, keista yra, dabar vėliavos yra keliamos, kai yra atmintinų metų, atmintinų dienų sąraše. O pavyzdžiui, koks Saulės mūšis, kuris yra nemažiau reikšmingas negu Durpės mūšis, nėra atmintinų dienų sąraše. Tai tarsi net neaptariama ta problema, reikia ar ne. Taip neturėtų būti. Tai va. Taip yra, dabar yra nustatytos tos datos, tačiau mūsų kiekvieno tautinės savigarbos, meilė savo istorijoje išraiška turėtų būti, kad vėliavas mes keliame per visas svarbes savo širdžiai ir savo tautai šventes. Kviečiu pritarti šitoms įstatymo pataisoms. Ačiū. Kviečiu pritart ir dažniau, kai keliam vėliavas, mąstyti apie Lietuvos istoriją ir įpareigojimą mūsų dienų žmonėms. Ačiū.